Hau, baltasis žmogau, su arklio uodega ir elnio kelnėmis. Ar prisiminat? Multiplikacinį filmą. Nukon, gulintis jaučiai ir veržlusis erelis. Kaip ten sakydavo indieną? Indieną sakydavo hau. Dėl to ir kėla pasisveikinėms dešinės rankos iškelėms į viršų, rodinams delną, kad esi beginklis. Va, to pačiu į kosmosą, kur Voyager išsiunti irgi tom patį gestą rodo, ne. Ir aš rodau tom patį gestą. Nes mes matyti esam kosmonautą. Okei, hebra. A matot, esi matien tog moc indians. Iškart indians. Iškart indians dėl to, ka priekins sparnas. Nes nieks netorto ik sparną. Nu jo. Nereikėtų maišyti su Kawasaki Drifter. Va. Drifteris yra indianų kopija, irgi turint savo gerbėjų, tipo tokį, bet šitas pats kaip su imituoju ku nors. Dirbtinį karboną, dirbtinį lūpas, dirbtinis papus, visokius dirbtinius dalykus. O čia ir tikras indianas. Vaikučiai. Vaikučiai ir mergaitės, ir berniukai, ir visi kiti ten. Čia ir indians, insi tikras, insi veislinis, čia ir viskas originalas. Ir va. Konkurencija Harley Davidson. Galite pasakyti, gali. Konkuruoti indians su Harley nesaka. Jo, žiūr, Maikis iškart. Maikį, Harleys per HD. Išskutinėtum krūtėns plaukų HD. Okei, pabandykime pašnekėti apie motą, kad nieks nematien, nieks anų neperk, nieks nežien, kad tokių į vis tiek perk daužtą Harley iš Amerikos. Taip, indians. 1916 metų Liepą Kolumbas ir ispanų konkistadorai įsilaipė į Ameriką, susikal ten užkariavo žemės, žinot tas istorijas, ne? Ir indians, ne? Dauguma indienų gyvų praktiškai, kaip nebėjo iš tos kartos, iš tų laidų, kad reipalaika, ten įpykst už tom pavadinimu. Kai kurie tyčiom važinė su Indianų Ameriko, kad ir indienų kraujo turi. Kaip pažiūrėsi, pro kokį akį. Va. Taip, technika naujoviška, technika pateikta tokį, kokį ir. Aš kaip čia reikėtų gal Lietuvo visi konkuruojant, ko šustresnį mašin, tas geresnis, tas kokį imtum, ne, kaip seniau žurnalus būdavo varta, kokį imtum. Iš pirma, nieks tau nedautų, viso antrų niekur gauti. Kokį imtum, a Harley ar tokį? Ne, Harley, Šiaip pažinojot, kad indiansai senesnį už Harley? Ne, nežinojot? O jis senesnį korporacijai. O čia yra nebe indians, čia yra Polaris. Polaris, žinote, ne? Est girdint, keturat Polaris. Turbūt esat. Viktori, motociklą est girdint. Irgi esat. O, ką gera. Tai čia ta pat hebra. Ta pat hebra, tik biški kitokį valdybą, kitokį dizaino studiją, kitokį mąstėms, visiškai kitoks. Aš pirmsiai, kai pamačiau indianus, tu toks naujus, pradėjau čiupinėti, o čia naujovė, toks galvoju, oi, čia tipo kas čia. Ir kuo toliau, tuo daugiau onus daužo, tuo daugiau onų parvež iš tos Amerikos. Sveikučių nepripirksi. Ir tokį daužtą nusipirkus, tu ardanon. Tu arda ir tu matai, iš ko jis padaryts. Ir ką jis padaryts. Ir kokia inžinierinė sprendima. Ir kokia kokybė. Koks požiūris. Kokia filosofija. Dvasinis šis variklio gausmas, širdies plakimas, V-formas variklis. V-forma ir prigydyta visiems. Nes nebuvo seniau kitokių variklių. Tai dėdau tokį, Tai galin cilindras, kaip, negaun biškį aušinimą, tai biškį kiaušę deg. Bet rokeris jas gali pakintėti. Ta motociklo nežinau ir jau, ar atjungams cilindras, tai Harlem atjungams, kad nekaistų. Ir dėl ekonomijos benzino, jo baltoji meškutė pykst. Neraukuosie be meška, kad cilindras galinis derb Harliau.
Bet Harlis variklis drep, nes beje važiuoti, o tas nedrep variklis. Tap, ko gali papasakoti apie Indianą? Ko jūs norėtumėte išgirsti? Diametras stori, šakės, salnikų, spiroklis įtempimo Newtoną, ar tiesiog apie motociklą? Ką man skerts? Kodėl jums toks ir ar apsimoka pirkti? Va. Mes turim trumpą sezoną, dėl to mums jis labai svarbu su geru pasirinkimu motociklu. Bet madas ein, nes čia dabar nesinė, kon tik šnekėjau šiaip, nesinė telefonų šakis. Užsieniečiai, irgi užsieniečiais bendraujam, irgi daliuoja iš Harlio 20 metų. Sak, mes važinėjom Lietuvos su senas motociklas Harlės, bet su tokia senas tikra ne. Tai va, Lietuvo to tep ir. Čia štai nežinau, nekelintų metans. Šiaip nelba svarbans Indians. Neskirtam kokiu metu Indians. Aišku, jeigu Indians bus 2000-ųjų kokių, uns bus visai neta. Ten bus senų Harlių, labai klasikinių 45-ųjų metų technologijai. Dabar. O čia ir 21 amžiaus motociklas sukonstruots inžinierių. Jeigu lyginkiam mane, imkiamės Harlį, nes tep jau reikės šnekėti apie Harlį. Nestumdam, bet tep, ne. Harlis jį padaryts irgi toks iš metalų, toks, ne, ani gali padaryti geriau, ani gali padaryti žiaurę modernų motociklą, bet anu nebepirks. Nes visi Harlista, visi ta publika ir konservatyvus klasikinė žmonės, taip vadinkim mane. Vienoda rengas, vienoda alų ger, vienoda bari mušas, ne, gali sakyti, bet niks barus neapsimuš. Vo. O Indians, kaip ir visas laikas, aš pastebėjau, ir už progresą. Harlis už tam, kad palaikyti degėmą, klientūrą, politiką, žinai, ten jausmai, ten, žinai, o Indians ir inovacija, progresas, žvilgsnis į priekį. Nors aš šiaip dabar tokį motociklą jums rodau. Kas tokį motociklą gali pirkti šiuolaikinių jaunimų? Nieks. Tų žmonių praktiškai kam virš 40 į viskas, o kam virš 70 gal ir nusipirks tokį, nes starteris į elektrinčiną. Tai vot kam tas motociklas skirts? Ar kam virš 40? Ar kam virš 70? Nelabai gaudaus. Bet kad jauna bachūra un toik moca, nežinau. Turi būti žiaurus hipsteris, bet tai čia laikins reiškinys. Ar pasikeitė variklio alyva? Ne, da. Kaip dažna keiti? Kaip dažna keitat? Alyvos variklyje. Spėjat pakeisti, kol neužkala. Visada naujas. Nauja perinktam varikliau. Vis laik nauja alyva. Visada. Tiems, kad rei keit tepalą dažniau, nejunca ir keičiams variklis, va, tokie dalykai. Aukštos klasės, aukštos kokybės Hado alyva. C3 kategorijai. Sutinku. Galit keisti ton, kon jums leip, ton, kas ir parašyta, bet galit vadovautis rekomendacijom kitų žmonių. Va, toks dalyks tokiems varikliams. Ir įtarėms ir, kad švaistiklis laikys geriau ir voštova nenutrukinės. Jokauju, Šimon Bairė. Jeigu mėgsti savo mašiną, jeigu prižiūri, pliauskini Hado tepalą ir vadovaukis instrukcijom, kaip pakeisti, kiek dažna keisti, kaip kon, nes geros kokybės ir kainas alyva vis laiką apsimoka geriau nei variklį remonts. Rekomendacijas jiem. Specialiem varikliam, geriem, mylimiem ir šiaip gyvenim varikliam. Hado tepalas. Rekomenduoju. Nu kon,
Pašnekam apie techniką, gal užteks blevizgot. Šitą tims, kad treniruojas, į tims, katras, sak, gerai, šalmundėms negal dėti, žinojot. Šakis, aš dabar trolinsiu tuos visus šalmdėjus ir religinius. A nebijaun šalmą atsisėst, nemust. Karbonins jį atlaikė, matakiai, kad laik. Testus darau šalmau. Gera, končiai matomės. Kinijos produkcijai. Nebloga Kinijos produkcijai. Miltelinis. Šiaulių gamyba, Ja. Žinau, kino mocis, tai dėl to sakau. Iš Šiaulių ir. Šia paplama indianistų Lietuvo maža. Šulcas, Zenius, buvo iš Pakruojaus Ligoveins, iš senų ojargos ten laikų, kits babki turėjai, nes nusipirk indianą, bandė važiuoti, pavažiuoti, nes genda. Viskas. Da lieka vienas indianistas. A tai gali būti aš? Nežinau. Da nesu persienis. Indiens. Čia į privaloms. Šie panus bandė nuimti dėl saugumo. Nes visi tai tokie dalyką dėl saugumo, bet religinę sumetimą gali sėdėti. Čia net žymėjams jie, suprantate. Nu, turbūt, kartu užmerk akis, nes tipo, žmogų užmušti gali. Sparns. Kas sparns? Indian sparns į vizitinį kortelį, konkrečiai. Aišku, dabar ir tų naujų indianų, tų visokių čifukų, kokį pavadinim žinau, Roadmaster, Glide, kažkoks jį. Čia vadinas vintage. Kinijos produkcijai reikėtų su peiliuku dar biškai apdildyti čia tos visus. Jo, bet ant nuplovimą nusilygins. Ir tas sparnas duoda efektą, ne. Aš pats esu gamienis tokį šitą sparną, gaminau iš bliekas. Buvo projektas toks su drifteriu ir indianų stilium, nes nėra eurų. Nėra eurų indianų, užtad ir eurų Kawasakiau. Ir suimitauju. Ir, tipo, kaip maži vakar, žinokam, su kolodėlį, kokį, žinau, nupjautą, važinė su mašinu, įsivaizduom, kad čia mašin. Taip pat ir žmonės važinėdami su Kawasaki drifter, su kažkokiu Yamaha Willstar, ne, atseit Harlis. Irgi banda įsiteikti, kad, tipo, viskas į gerą, bet vis tiek žiūri į indianą, nes tu norėtum tokį. Čia tokį šoviau tokį, ne, bet pagalvok dabar, net apie ir. Stabdžia Suzuki GSX-R 30+, plaukiantis, ABS-as, buvo, plaukiantis diskas ABS-as, support nesimat, nenoriu klauptis, pažiūrėti kokie supporta, bet įtarka bus Brembo, nes, arba artėj tuo, nes aš vis tiek sužinosiu. Ai, čia esu apsaugs pasidarys. Čia turėjom taip, 4 cilindrukų, nejudantį suportą, 4 kabų. Brembo, Nissin ir visą kitą ten. Špikinė tekinuką. Kokį aš dariau projektėlį irgi, gal ten driftėlį, neprisimint, kad irgi buvo situacija, kad tekinis ir špekiaus, gražus chromaus, jums pakavots ir. Tai toks gali būti ir leits, bet špekė. Ton motociklo savininkas valinės su servetėlį. Skirta tą motociklo valyti. Nes čia ir toks kaip meno kūrinys. Čia, jeigu pradės tam ilgilinti, žinai, oi, kaip eina, palauk tik tą. Bet faktas, kad unsi toks klasikinis, šiuolaikinis motociklas. Kaip koks, nežinau, kaip mašina, atrodo senoviško, o į naujoviško. Tai visi, ne, Road Glide, King, Šping, kaip tai Harlinė, sida išblieka, žiūrėk. Gerą miltelin dažos. O, tas indiens, koks į Pontiac Cans ir irgi toks indiensam priekiaus šveit. Kapans vadin, ką, lemba, neatstek tikrą, ne, mašin tokį.
Užmiršau, ką vadinasi. Irgi, vat, klasikinis, grina dvel klasika. O toks. Šitos plunksnas šitą išstorėjams, koks, ne, aliuminijos gabals. Tepala bėg. O čia te bėg tepala. Aja. Nu, nieka. Amerikonci, tor bėgt. Matyt, konteinerį pririešus markės, užniūras, sveiks pareiai. Toks pasturėjams. Nu, vat žiūri, ne, įrondi visur tokių sprendimą techninę. Čia man ir indians, nu, neperams, bet tuo kita nesučiupinėjais. Čia galvojau, kad aliuminis rėms, gal ir aliuminis įrans. Ai ne, iš dviejų dalių čia. Geras. Čia ir metals, o čia ir aliums. Svoris. Nu, uns nie lengvas, bet, važiuoju, mastėms, būna, garlys, mastas, špižinė. Į gerą, į hebra prarės, prie hebra patink, visi špižė, nepakeliami. Ai, tokį, bam, surenkam, tipo. O čia ne, čia inžinieriai. Nes aš sutinku, motociklą, čia jums pagamins nu baltą lapą. O tai ištau, tai tas variklis užmiršau, ką vadinas. 1.9, kiek uns 1.8, nežinau. Nieskersum. Štungelį šitą. Orinox. Nu, ten tipo trauk gera, ten. Nu, biker negali sakyti, visokių būna. Tai tokie rokerė, suprantu, o čia, anims čia, tas motociklas akcentuojams kaip palikimo, tradicijų ir laikos savo ton indianinį požiūrį. Variklis didelis, kubikų to ar daug, kad nebūt sermata barižna, sėdant šalia VTX 1.8. Štungelis gražiai atrodo, nes, tipo, ir pastebėjau, kad indians nekopijonų Harliaus. Nekopijonų. Tor savo, dabar daug motociklų kapi prigamintų visokių, žinok, į kopijų, nu, ką būt panašus į Harley, nes, arba klasikinį čoperį, kruizerį, kaip čia vadinti. O tai jam visko, kas geriausiai pasiteisina. Nu, geriausias variantas. Pozicija išaks, ką gera. Mes čia paėmėm to, nu, stratolaineriaus, to, nu, kokį Shadow, žinok, biškį paderinom, kad būt dar geriau ir šitą indians. Kodėlgi ne? Būt kinietiškas motociklas, aš taip šnekėčiau, ai sakyt kinietiškas, ai čia prikopijavo. O kai indians, jau ne, kitaip, ne, žiūras, jau rimčiau. O kad aš sutinku, kad šidalis detalį reiškinys, jo, bet kokybė, nu, kokybė. Nepasakyčiau, ką kina nekokybiški, tai naujoviškai, tokie dideli. Bet, vat, ne, pavadinėms šiuolaikinio žmogau, visas laikas, nu, tep. Šitą, ne, kokį nors rūbą, ne, žinkliokis įseg įvesk ir top, supranti. Nu, kaip indians firma, nauja firma, nes ta sena firma, kur buvo tas, nu, žinai, gudžiaisiais, žinai, tai veina, o čia visai kita. Nors žinojot faktorių, kad tas laikas indians Harley teism padavė, ten, nu, patent kažkokį sankabą su kabinėm, kažko gerą sugalvojant buvau, nes inžinieriai buvau. Ir Harley beveik nustekeno. Būt buvę Harley Davidson indian. Bet niek, istorija išsirutuliavo. Ok, nukrypstam visai. Tepal filtras irgi gero veito, nuvažiuojus pakels plytelį, kaip savininko kažkada. Tekš savo nulauž, išapigavė šitą filtras jau iš akmens. A girdi, savininkas, atkreip dėmesį. Toliau, šlanga tokie čia užkliūsi, aišku, kada nors, ar čia kitep turbūt. A čia taip išėjai tik padaryti. Tas šitą mašinkį. Čia Harley Davidson, ne. Kažko čia klastą užmatau. Warning, kon reiškia warning, aš žinau. Nu, nežinau. Toks biškį prikonstrukcijai.
pedaliukštis, meno kūrinys, kapeiliaus ašmenys. Taip žiūri, kaip koks Ducatis, kur bežiūrėtum, ten gražiai padaryta. Dabar, kol atvažiavau aš iš tokių garažų, pastebėjau sėdėseną gerą. Tu sėdi motociklė, o ne ant motociklo. Kai kurie amerikoniški mocas, irgi žinom ten į tokiais RLS. Tu sėdi virš baka, kaip po klynų pasikėštis, kaip ant kiaulių sėdi, kaip ant hoga, ne. O čia ne, čia giliai įsisprendi ir toks jausmas ir geras. Bent man. Tai visi čia kais, žaklai ton pramuš, jeigu čia liesas, jeigu nuplausi, įpurškėms, elektroninis klindi, mapinis, laisvos jėgos, pipinčia, laisvos jėgos reguliatorius, žiūr, koks įdomus, pipinį, gera, aliuminis kažkoks, dungtelė tokie, ne? Galvas toks didelis. Čia jau nuniržaveika. Matyt, kaist laba tos veids. Nes matyt, čia cirkuliacija tepalų nebloga pareina. O tos į apačius. Variklį projektuoti tam, kad būt panašus į seną indianą. Arba kokį šovelį šviesę ten. Nu, šovelis, žiūrėk, čia tikra. Ne šovelis, kapans. Šovelis, jo. O ne, padarykim, kad būt panašus. Nes vyra matė filmą ir iš filmą perks nuo motociklą, nes jisai panašus. Čia dalis tiesos, žinau. Garsas, ką nugersi. Aš ką užsikūriau šipsenėlį. Tai labai svarbu. Tai labai svarbu motociklau. Čia dabar šiuo momentu pas mus vyksta antigarsus, akcijas. Matau ant kelią ir baud. Matau neteisinga ir šaibas kal. Diržas biški laisvoks, savininks žien, savininks su diržas įvažinė tik tą. Plastiks, blėsa. Čia fucking plastik. Svoris. Iš pidžiaus anom padaryt gali, bus atseit geriau, nebus geriau, bus sunkesnis už 5 kilogramų kokį. Valdomom super. Labai priminė Stratoliner, bet Stratolineris jis didesnis toks. Neužsidomėjau, kiek buvau žvelgtas, čia kad variklis ir šakis kampa visi dalyką. Bet įtaru, kad sėdėjams žemiau ir priekis toks labai ir teigiamą veik vairavimą. Rotkinga kokį imkė mane. Aš kad būtų aiškiau, nes su Yamaha nelyginkim. Su Stratoliner palyginčiau. Su visas šedovas, nelyginčiau. Špyžius su galva. Buvo su tom galvom. Čia šitą valdomoms ir unsa ir. Pastu kitų mūsų su RLS. Ansa irgi ir, bet jis biški toks. Čia šitą ir. Gali vežti to ant runkų. Čia kaip Mikeriurki pasisadena, ne, ant sparnai veži. Asėstus, kažin panas. A kokio milfučių užgaudytum tik su tokiu, milfučių. Pamačiau iš vidėjai. Kvarbatkas. Kad nebraidžiut užklėjautų. Čia pats užklėjau, kad nebraidžiut gal. Končių datoram. Čia atrama dedas. Kokybiškas daiktas. Matau, biškai apsišėris, bet čia gali atgaivinti su visokias konservatorės, konservuojančiom visokias putalas. Lempa tokia, liūdėsi lempa. Toks biškai nešaik ton motociklus RLS. Klasika. Važiavau, galvojau, tikra klasika, kam dabar? Bet į tų žmonių. Nepigus mocas, žmogau 50+, esi jau uždirbis, vaka užaugien, norėjo vis laik indianą, nes matė nespalvotą filmą, tada, kai buvo mažas. Galbūt čia esmė. Tų žmonių įdaug. Ir tiem žmonėms sukurti tas motociklus.
Vinetų nieks neapskaito romano, ne? Skaitėt Vinetų. Ten koks nors obolmušis žirgas jojo per stepes. Iš kur dabar? KTMs per stepes važiuojant. Honda kokią Afriką Twin važiuojant per kalnus. Nu šitur žiauriai oldschoolins būt. Toks įvažiavus į vaidmenį. Skaitydavo, ne. Taiklioji ranka klišojo draugas ir tau reikia indianą. Aš tokį motociklą laikyčiau terasu, šalia Dukačiaus. Šalia seną Harliaus, nein gauti senų Harlių iškau. Nein visišką gauti. O jeigu ein gauti, tai tik to. Sodos klipas su nameliu nusigriauti neužteks. Korinant tokį. Važiuoti, nustebint draugus. Variants. Iki aikštelis. Variants. Bikers suvažiavimus. Taip. Pastatytum šalia Harlių vynuodų visokių arba su visokias atkultūras. Iškart atpritožiu. Iškart. Nes unsi kitoks. Ir unsi ir ne Japons. Ir unsi ir dvasinks mocas turintis duš. Užžiūraš dabar vienon. Ir gerą emociją. Bet kai kur išlent tokių feikų. Nes butaforija motociklams ir mašinoms tokioms, ekscentriškom patink tą publiką, nes pas tos publikas tokį baikerėnis labai daugi butaforijais. Būti to, ko nes iš tikrųjų, arba uždėti kokį nukriekulį tam, kad atseit būtų gražiau, arba taip. Matė, nie laidų. Tik trosas. Trosas, kad nebūtų išvės būt kosmosas. Esu matęs, kur aš buvau Suomijoje, buvau tokiam šou, custom šou buvau. Tai tas trosas buvo čia tie nagla, netrosas, vamsduksėjai. Čia šitą buvo veržlėkį, čia veržlėkį į šakį, per šakį kiaurą į apačią, iš apačios vamsduks, į stabdžių hidrauliką. Vau, techninis sprendimas koksą, bet nesaugu gal. Tai tai trosą, aišku, žinačiai. Tokį trosą reikia, tyčio mane, tokis. Ir eit prikols. Pavyzdžiui, sankabas trosą užrauti tokį štai ilgiaus. Tai čia tipo kapi gaunas old school ir stilius. Žiūrėk. Harliaus tikra korkelė. Geras. Benzinas. Kiek telpa bakui benziną. Kur tu važiuosi, sanu, žmogeliau? Kur tu važiuosi? 200 km nuvažiuosi, eisi kavos gerti, šnekėti su draugais, reikalus aptarinėti, stosi, rūkyti, robotą pimpaliok čiolpti. O, butavoriai kokį. Vien korka, gal. Gal, bet tipo čia. Kas maišą padarytų korką to pusėje? Bėg benzins pavertas. Viską suprantam. Kiem 9 įžas ant tą paverti, bėg benzins. Seniau būdavo indijans benzins peldavos, žibals, propkioks, tepals ir atskilra tepals į grundinę tepti. Pompelį tokį, antro pusė, nežinau, būdavo kažkokį traukelį. Šias važiavęs, panašiai, su VLA važiavau Harlį, kur čia degėms, čia gazas, čia bėgė. Įpili benziną, užkūrimau. Užkur motociklą papumpauti turi, ten degėm pasistatyti, su kuelme. Vyra, čia menas. Benzins užvedimau, persokį kranioką, to nuužsokį, to atsokį. Pradėjo eiti žibals. Tepals į variklį pildavos čia, unsa bėgdavo, nes ten nebūdavo, kuoštuvą matau, plak. O čia atskira pildavos lenciūgo tepti, kada tu gazoji, ant lenciūgo myždavo, toks purkštoks. O kada lėta, jeigu važiuoji, pompelė kažką atsisokdavo, išmykioj važiuodam.
Nes galinio cilindro papildom tepėmą tokiu būdu, nes nam trūkdavo. O, indians būdavo. Norėtum tokį. Dabar tik brokštun starterį. Tai starterį paspaudė, paleid. Kur aš padirbau. Ai, kiek. Atepčiu. Netyčia jungia degėm, nu. Išjungiam čia. Žiūrėk, geras. Tik starteris, Va tap. Veina mygtok paspaudėms starteriaus automatiškai ir užsived. Aš toks sistem buvau sugalvojai savo pilinau, Yamaha. Vis galvojau, buvau sugalvojai realių blokioką, kad starterį paspaudi, užsideg degėms, dasik paspaudi, užsived. Dasik paspaudi, užsigesen. Bet nesidariau galvoj. Matau, gamyklišką jį. Kas bus, jeigu sugės? Užmiršau, kom pasakojau apie papumpavimus. Kas čia toks, čia pamaigims kažkoks gera. Va toks indianas, ne? Atrodo tai clean stilius. Nepapildoma haute couture. Mums patinka, kitiems ne. Kitiems patinka kabinti ir dabinti motociklą visokias kičas, visokias limputėm, laikrodukas, magėm, gertuviai laikyti, žinai, ten kam da laikyti. Da, vibruojantį krėslą pasidaryk. Tarp kitko, tiem indianams ir krėslas šildoms, viskas ok, bet šildoms krėslas hebra, kam virš 40, paskiau iš ryto nusimyš, reikės atsisėdus myšti, žinai, stenėti. Šaldoms krėslas. Aš ką sužinojau, kas čia dabar, pasirodo kažkokį patentotą ir cheminį grupį, pasidaud elektrą, nusaveikauni šaldą subėnį, supranti. Kiaušius nušalti gali. Bet tai pasakėms, galva laikyk šiltą, kiaušius šaltą. Va tą. Nu kon, bet nieko, kiaušius tai jau pasišeldys nuo to cilindrą. Maža info sakai. O jeigu internetą turi kokį 5G, ne, a 4G davarą, kaip koks bomžas, tai pasigūglink. Pasigūglintum, žinotum, koks ir diametras moklių eiga. Balansyrins veliant, žinau, įč, nes vibracija maža. O tor vibrauti, o ne vibrauna. O turėtų. Ot ne. Padarė, kad ne vibrauti, nes eikit šiekti tą vibraciją, žinau. Tikra, taip, žinai, šildom sėdenį negali jungt, kad pamyšt galėtum, da vibracijai nuronk. Tikra, nenusimyš, ir ronks vibraun, ir ištenėt neina. Toks tas motociklas. Gera, važiuojam kažkur toliau. Po baku nelyskiam, elektronika senų yra tokį Delphi, Bosch, tokį, kad suprat mani. Galinis amortizatorius, kaip vaikučiai čia gyvenam. O, daviklis kart nudauš iš kartą. Nepalspaudėm, ko tu, brulėlį? Keltau dėsi, pakšt, nebija išvažiavo, družė tepalą. Fiškis čia sudegs. Abasas, čia kas čia toksai. Niktoks sušlaps surudės. Alsuoklis. Nematau, koks ir važiuoklį kokį. A? Kokį čia važiuoklį? Paprast kažkokį. Amortizatorių. Paprast. Įda pumpauja, manau, tokių. Pompą vežiotis turi pasipumpauti. Nu, čia, žinai, ne naujien, bet yra viens amortizatorius, nedo amortizatorė. Šakė aliumą, tokį, nu, kad tep nebūt šitą. Ir va tep reik daryti. Gali daryti kitep su 2 amortizatorės ir įtiksi tiem žmonėms, žinai, nes gražiai, nes spiroklis atrodo gražiai. Ir čia, vat važiuoklį tokį. Labai ilgs tas diržas, primėt, kokį ilgiaus. Antro pusėje, ne, buvo iš dešinės. Būn varančioj iš kairės daugumą, čia iš dešinės. Protinga. Nes jeigu kaip Stratolaineris įdėjai da kūlį tokį čia šitą, tam, kad būtų antro pusėje, o kam? Nu, tipo Harley, kad būtų panašus. Čia ne. Čia vyra padarė, kaip teisingiausia. Tas variklis, na, primant, na, Konfederat. Na, ne? Ir toks motociklas, Konfederat. Gal atvarys kas nors? Atorat Konfederat, netorat. Sakykit, pats privažiuočiau. Toliau į SNDS Morgan.
yra angliška firma, nu, nesendės, ten nesendės tas variklis tikrai, bet anglą naudoja irgi, vat, toks, gali net sumaišyti, ne, bet visai ne tas. Vien žvakinėgi, ukurtvins parką vyra, jums mišinį blogai sudėt, mišinį pakenks mišiniui, ten visą kitą ten. Lemduką maži, lemduką tiesiog tikrinimo, niek neloša nei. Garsas tokinis, garsas. Ment atims technikinį, užtokin garsą. Končituram, o, čia laidų, šitą, o, sutaisiau. Tiek to vyra neliskiam čia. Kondač, kažkas šimon nesiderina, negi toks priekis. Į tiek daug fiškių, gal čia Harliaus tas priekis. Nu ką žin. Konda, pažiūrėkim čia. Nebė kuo. Jau antrą pusę važiuojam. Sunki karvė. Nu, žemas svorio centras. Iškart juntas. Toks, Kojel pastatėm vyra. Bote priek daryti. Nei debiliška, idiotiška motociklų svarelės. Kur nuvertų Harlis. Anuin pasakiau. Pastačiau, nedastačiau, plūst. Bun Harlis stata. Taip, sunki, taip pist. O, stov. Bišk pajudėjai. Pluk. Nu, šitą 100%. Končituram. Toks pat kaip į antro pusėje. Kudė taip numeris tvirtina, tai nikap nesugalvo hebra, kad gali numerį, nu pasidaryk blieka, čia iš kampų pritvirtink. Ne per vieto 6-8 padarys. Bet nebepravarys technikiniaus. Ir toliau, čia kaip sakiau, klasikiuje. Kap tekin pakeisti. Kap, ne? A galėtum padong pakeisti. Privažiuok, tu jau. Tu jau. Kapą nukelti. Už lunkų pakelti, su keltu. Variants. Probleminis ratai šiamiems. Dažiak į glušis reikės įimti, nes aš netelpu. Turės pasispausti, šakį ten, kad, nu, į tekien užliekti, neprisimsiu kažkokį tokį tipą irgi, kad, čia tekinti jo pakeisa. O, plaukinis diskas gali. Čia kaip Viktoriaus gautas žiūrų. Nieks nemata, nu. Ta idėja į papačianį. Toks pat, kaip į antrą pusę. Simetriškas motociklas. Irgi suloš. Vieniems, man, pavyzdžiui, seniau patekdavo simetriškai, aš pats darydavau, kad kuo panašesnis būtų. Bet paskiau sunku padaryti, galvoju, jau kudė, gali būti skirtingas. Vien postų glušų, kitą be glušų. Įdomiau žiūras. O čia į toks, eini, į toks gaunas monolitinis motociklas. Iš kur bežiūrėtų, mums atrodo vienoda. Nu. Nors Citroensai pasakys, nieks nemata mašinas iš abiejų pusių vienu metu. Dėl to gali būti biški kreiviau, biški kažką, čia centimetrą trūks, ten nieks neprisimins. O štai jau pažiūrėjau, čia šitą netarpo, čia įtarps. Tai reiškia nesimetriškas. Gerai, sankaba, truosinį. Kaip keista, kad toks didelis variklis, to ir truosinį sankaba. Matyt, to užtenka. Esu matęs gidraulinį, vizijon buvau. Su truosu spauda. Gidraulinis cilindrokas, trosas tom buvo. Čia matom, čia gali ištraukti, pipkelį kokį. Goma kokį. Pribėgs vandens, tikra pribėgs. Po kažkiek laiką. Nes šiandien bus nehermetiška, pripūsiu kerkę ir neapdirb cilindras, atvaryk, aš jau suremontaus. Nežinau, kas šį, kaip čia dontračia, nedontračia, toks bu ir princips tas, alkūnins suks ton, ten grįž dėžė, viename. Nebloga.
Čia oro filtrūzas. Ten variklis, kad ten trauk, ten kubik daugiau, mažiau, niek neloš vyra. Nu, traktor čia tiesiog pupte, on orą, putinė orai išpliaukšnuo. Į tipo trauk, užtenka. Smagia, kad kubika, kai didelį toks juntas drebėjimas. Bet dabar šiksi batai, tai tokie, nes bijos dėl garso, technikinis, žinai, nes baikerizmas mondrus, iki pirmą sustabdėm dėl duslintuvai per garsas. Bėko elvėjai tokį va. Galvoju, bus čia, gal nubūn, žiūrėjau, četvirtinėms į kažkoks. Gal būn su kulniu, bet, nu, kas su kulniu, minginė bėgis. Seni žmonės, nes įžą turėjai. Užkiš su batu. Nebent, žinai, kaip galbūt, kad bato oda nepasižeistų, žinai, ten tipo į barą, žinai, atplasnuo, žinai, batelė, nušvaksauti. Kaip gali atskirti motociklistą? Aš jas pabandys, ateink, šneka, žiūriu, kairė, kuoj, čišta, o, nudruošta. Sakau, kon vairuoju, užkot, žinai, ką vairuoju. Galbūt, prigavau, mondrė pasijutau, sakau, žiūrėk. Aš visko matau, žinai, iš akių pasakiau. Aks raudonis, šalms pot. Viskas. Važiuokė mane su ne Harliu. Mygtuką tokį istorį su pirštinėm, kai jungtum. Bum. Valdėms kruizas, nu elektroninis gazas, nesunkiai padaryti, nu techniška. Vis tai valdymą grina primityvus. Pipinti viršų, o, kaip keista. Ha. Toks, va čia. Čia kas? Čia ne pasas, čia skidelio valdyti. Jo. Pasas į... Ne. Nieks neblikčio lempom. Motociklistą ronku kel, o ne lempom blikčio. Kažin, indianistą akel ronku harlistam, nežinot. A on trep. Harlis varo, indians! Tepmus tą vyks tos kovos, ne? Tos kvailos kovos. Tepalo į variklį, pažiūrėkiau, ne, neatsuksi dabar čia. Neatsuksi. Nu, kuriam važiuojam, koniomis čia, paplerpsam. Toli neplerpkiam čia. Tai jau lys, paskiau nuteps motociklą, bet per lytų gali varyti, sausas liks, nieks netaškys. Indijans atšoliavau su obolmušiu žirgu. Nu, geras, ei. Labai raminančiai nuteikiantis motociklas. Primen labai į lowriderį Harley, bet ne, taip gerai, netoks agresyvus toks. Nėra, sunsiskirt plerpti. Dėžė derb, kosmosas, kostumosenį, dėžė, kino įkažinta, dėžė nei pats sugalvoja, nuperka nu ko nors. Stabdžia į, abesas nemelon. Gaz dodi, un 1500 nenuvelk, ten biškino, kad daugiau suktus. Nie visai kaip Vilstars, ne. Kaip ne Stratolaineris. Stratolaineris žymė toks ir agresyviesnis ir diapazons toks vis laik pikts. Čia ne, čia toks pu. Nu labai toks, nu patek, man vadinkiam, gal tep. Nu kaip patek, nu plerpt, žinai. Garsas biški aštruoks, toks biškiausis maž. Kiti moca biški gal kompresijai dėdelčiai. Dėl benzinų. Toks jausmas. Toliau sėdėti įtin patogu. Įtin. Atsisėdu, važiuoju į griną, kaip už šienapjovis, kaip su traktoriu šienauju, vagoj dirva. Vo, už plūgo, kaip sako, kaimo arė traktoriukas, burzgė motoriukas. Va. Toks įsikabini kažkur plačiai, važiuoju, žiūri, kai blezdinga, į varnėną, kukutį ir žvirblį. Atrodo įdomią. Elks labai. Čia gal irgi į faktorius, kad unsi labai elks, pastebėkite, ne? Oho. Į tai visi, žinai, išdėstymą varikliaus. Čia ir tik tas, kad būtų gražu. Ir šiek tiek iš techninis posės.
Tai iš tikrųjų turi ant variklio sėdėti, jeigu nori jau žiaurę technišką. Žiūras, įdomia, esi bikeris, turbūt būtina kožankį su kutuosas, ne, kauboiškė netinka porčiai. Su Harliu, jeigu vara kauboiškė keporė, o čišta tektų perištą skarelę kaktą, kaip Guns N' Roses, ne, o toks čia labiau tektum. Nu, įvesks, ko aš daugiau pasakysiu. Plerpinį, gražiai plerpinį, tokį smagią važiuon, veik agregatą gerą. Man tas patiek, aš jau nežinau, nesavininkas. Spaudi starter, mygtok. Ir viskas, ir įsijung degėms ir išsived. Garsas toks tudruk ir. Ant alkūniniaus ir veina. Kakliuks ant veina alkūniniaus. Taip, dėl to garsas toks. Toks tudru. Stratolaineris bidė ir kitaip. A galėtum gazauti, sankryžuo? Galėtum, kad bedėr būt laisvų, nieko gazauti, na, ne karburatorius ir. Važiaukėm, ne, draugai. Reikėtų parodyti, ką bėgė to junginėtis amerikonišką. O, jungi. Triukštep, o ne trukšt tik ta. Nu, be gazų, žiūrėk, pradedantys išvažiuot iš veitas. Išvažiuot. Nu, nejaut net niek. Ir pajudi šitą, o, toks ves. Sanau gal. Tik turi atreisti kuoją ir, o, žiūk, apsuka sunsa. O šitep šaibos gal mėtyti. O, ves iki gal vairas. Nu, tai gera. Saulut padarytum, biškitų kuoj. Nu, žymamės, tu. Su garsu palyda. Sunks motas, kada sustabdo, vis tiek inercijai dar savo. Nu, burnautinčiai gali senu visko, bet galaus neįmuš, gali ramiai pavažiuoti. Nu, elastingoms. Tik tas aš guldyti čia gali, bet kliunkuojais tu jau. O, jau trečių bėgių ir per daug ganam. Norint apsukų. Ne visai toks pliauškalinis, kad ten plu. Garsas, a ne? Būtent noras garsą klausytis. Nu, jungam, koks 6 bėgi. 56 bėgių gal važiuoti. Nu, juntas trūks biški. 5. Gera, 5 geriau. 6 grina perdavėms juntas į priekį kruizinti. Įvažiuoji. Tu turi su mosto važiuoti lėtą, kai į tai žiūrėtų. Indian, sakau, į tai milfutis turi žiūrėti. Na, panas nežiūrės, nes nebritva į. Neptai laiką bakurs, jau viskas. Pasenai. Tėtų peln gazą, tik garsas. Jungi bėgi garsas, trets bėgi. O, nu, tai toks. Daug dramas. Bu. Nu, tepo. Skau, kubatūr niek nereiškia. Tiesiog, toks juntai kuoj mušėms toks duk. Ateis rėmai. Netraukiu į dešinį. Ant stendo rėmai. O, beronk, žiūrėk, valdos. Eik, sauka geras. Žemas centras. Tu ką geras čia. Motorolerį irgi drauga. Geras. Dvasingas motociklas. Gal žinot dėl ko? Dėl to, kad čia ir brand Indians. O, varau su Indianu. Varyčiau su Harliu irgi būtų tas pats jausmas. Varyčiau su Yamaha, sakyčiau, Harley šut dėl to Yamaha.
varyčiau su kokiu Hyosung, Ching-Pang, Nuf, Nif, Nif, kokiu dideliu, sakyčiau, nu, motociklas geras, na. Klasikinių lempų, nu. O, koks mažas motocikliuks. Jo, geras, dvasingas, indians. Tor, duš, šakska tor. Liet važiavėms. Jo, baikerė, lietą nemok važiuoti. Tas mocas lietą mok važiuoti. Tudu. Užgesinom. Kojelį. Šonį. Super. Nu, va toks videkėlis toks. Apie bikon, ne? Nu, tai jau geras. Ar apsimoka pirkti? O, tas klausimas. Kokią motociklą apsimoka pirkti? Turiu 3000 eurų. O, reikia sakyti, tu turėtum duoti man 1000 eurų, o toliau aš tau nupirksiu. Konca ką? Nu, įdomus, šarmingas mocas. Naus, nu, naujoviškas, juntas, tai purškėms, gazą nuėmi bustuo, pasileid. Toks su karburatoriu senovinė arba tiesiog su įpurškim to nebūn, pramastyta. Aišku, galėtų gal galimybės ir nuimti onkaklį baltųjų meškų, uns dar atsigautų, dar būtų toks valkesnis, toks būtų. Nes tie apie, čia tik laiko klausims, iš tikrųjų, aš pats dabar visus savo motociklus, jam onkaklį supliešau, demonstratyviai išmetu. Visi motociklai ir dusiai, grina visi. Sanka beveik puikiai, greiž dėžė, aš nustebau, kad toks traktorius taip gali absorbuoti jungėmą, galbūt čia sumovo į sankabą. Toliau dedi gazą, juntų detonacijai, bet jau pat nusimet. Čia aukštas spaudėm variklis, man atrodo, tam benzino šiuolaikiniam. Vedasi starterių gerai, elektronikos pasaulis labai patogus. Pramastyti, kad starteris spaudi, ten įsivaizduoju su pirštinė, mes ten knopkį spaudi. Aš benziną neįpilsiu tom korkį, tai to jau pasijaukiam. Stabdžia pasaka, tik motociklas per sunkus yra. Pavyzdžiui, aš pagpunta, kad stonsa, ramiai važiuotum, ramiai kaip žmogus, arba biški daugiau nei ramiai vidutinišką perakis. Perakis per žvyrok specialiai paminėjau, iškart reagon, teisinga abesas veik. Bus jau bošinis. Ar mot šlangas, da, dėl to galbūt juntas. Nu, aš toks, kaip esu perfekcionistinis, techniniam jautimui. Ton motociklą aš jauto. Kiti moca kitokie yra. Ani tokie ir va tokie, o ton moca jauto. Dėl to gal uns į didelis, sukort dideliems žmonėms, nes ani valgo daug burgerių. Galbūt į tep. Harlis Indians, nu vyra, vodilę mėlę, jums savaitgaliau prie alaus ir čipsų, žiūrėkit, barzdą neprivelkit ir putų smarkę nepriputuokit į alų. Šviežus daiktas, labai stipriai įsikabėn į rinką, į žmonių širdis, užkariauja širdis Indians, tikra. Technologiška išspręst mocas. Vot du dalykai, tai, kad reikia nuotiktas būti mondrus, kaip gondrus, per Harlį. Tai, kad reikia būti mondri, ir būti gundra, ir dar mondri technika būtų. Vo taip gali atsakyti. Išmes iš klubo, jeigu ne Harlis, kiti dalykai. Čia jau kiti dalykai. Dėl to, kad tu esi biškėlį, o kita dauguma, jau dauguma, nebe mažuma, perk Indianą, žinodami, kas šitoks yra. Ir už kon sumokėję, ir į kitep, ir į naujovišką, ir va tep va. Ar kažko gali lyginti su Indian? Ne. Indians ir Indians.
Ne Yamahas, ne Hondas, ne. Ten imitacijas. Kinietiški dalykai irgi užkariaun savo naujų dizainų, naujų požiūrį, naujų technologijų. Čia ani daro savo istoriją. Ani dar netur savo istorijas. Ani banda daryti savo istorijai. Bet kaip vis laik būn, traukinys jau nuvažiaun, o to tik dabar parodo. Nes su tokias čiuperės maža bie žmonių, kad važiaun pas mūsų. Amerikos pusė gal ir užtenka, nu. Dėl to tokį nuomonį, tokį griežtą ne kai kam, Harlinas per ką. Sakiau, kad indianą reikėjo pirkti dabar, čia vibraunus visas man ten, atsisoko duslintaus, pamečiau oro filtrą dongti. Vis normaliai. Jeigu nori tos kaifą, to tokį seną techninį, tokį, toks, nesugės nikada ten atsėti. Toks senovišką padaryti šią dieną mocas, tai Harlis. New Age'as čia. Čia kaip bachuriuks, ne, jauns su barzda, ne. Gali taip sakyti. Geras mocas. Be jokių kažkokių tai priekaištų. Praktika rodo, kad aniai vis labiau įsivažiaun čia pas mūsų. O pasižiūri užsienius ir klubą, ir važiavimą, ir nesikitė. Plius legenda. Toks indians, su tau priekiant sparną, nes tu žiūri vis laikį ton sparną ir čia ir indians. Ir gera, ir perka. O aš važiuoju su savo dukačiu pasimėgauti technologiją, nes matyt dar man nelaiks. Oi, da nelaiks man prie tokių.